Привіт, друзяки, я доповідаю. Живий, здоровий, працюю. Друзяки, мене показали по литовському телебаченню. Ну, як мене, нас. Якщо ви разом зі мною, значить нас показали по литовському телебаченню. Десь приблизно місяць тому назад я давав інтерв'ю для журналістів, які знімають саме сюжети для литовського телебачення. І ви знаєте, якби трішки запрацювався і зовсім і забув про це інтерв'ю і про те, що воно ж має якби колись вийти на литовському телебаченню. І на днях мені прислали саме файл, в якому й було це інтерв'ю. Тому, кому цікаво, будь ласка, можете переглянути. Там, якби українська мова, моє інтерв'ю переведене на литовську мову, але, в принципі, контекст можна зрозуміти і там, якби, чути українську мову, тому, в принципі, те, що я говорив, в цьому інтерв'ю також можна зрозуміти. Кому цікаво, можете переглянути. Кому не цікаво, тоді в другій частині відео, як завжди, є відео зняте за допомогою комп'ютерної графіки і виключно грі поганих акторів з РФ про пригоди москаля на українській землі. Можете переглянути другу частину відео. Переглянути, прокоментувати, оцінити. Друзяки, я вам дякую за те, за що завжди дякую. Нагадую, що в нас є з вами телеграм-канал, який називається «По болоту». Бажано на нього підписатися. Бажано підписатися. Посилання на телеграм-канал я залишаю в першому своєму коментарі під відео. Також бажано підписатися на канал Реальний Коп, переглядати відео, коментувати, поширювати. Так наша спільнота стає більшою. Наша спільнота стає всеосяжнішою. Ну що ж, як завжди вам говорю, разом до перемоги. Слава Богу і слава Україні. Привіт, друзяки. Ei, bičiuliai, prisiduodu gyvas ir sveikas, dirbu. Pracюю. Taip kiekvieno vaizdo įrašo pradžioje Vitalijus šaukiniu Lyon sveikinasi su savo sekėjais YouTube kanale. Rilkap istorija prasidėjo gerokai anksčiau, kai Vitalijus užsiimdavo vertingų daiktų paiešką metalo detektoriumi. Kaip suprantu, tai 1777 metai 50-inė. Štai tokias monetas atradome, bičiuliai. Попалась. Kanalas tikruoju policininku pavadintas ne šiaip savo. Vitalijus iš tiesų buvo policininkas patrulis, o kare atsidūrė dar prieš 10 metų 2014-aisiais kaip savanoris. Pabuvojo ir karštuose taškuose. Jis vienas iš tų, kam pavyko ištrūkti iš vadinamo Debalcevo katilo. Po metų 2015-aisiais ukrainiečių kariai išėjo iš apsupties, bet juos apgavo ir negailestingai sušaudė rusai ir separatistai. Kelias namo, kuriame žuvo daug Ukrainos karių, tada buvo pavadintas gyvybės keliu. Початок Дебальцевського котла. Debalcevo katilo pradžia. Taip, ji palėtė mane ir mano vaikinus. Manau, kad mes buvome pirmieji, kuriuos nuvedė vadinamuoju gyvenimo keliu. Кого виводили по так званій дорогі життя. Grįžęs į ramų gyvenimą, Vitalijus vėl ėmėsi hobio. Kūrė vaizdo įrašus apie monetų ir kitų praeities lobių paieškas. Оце, здається, черняхівська жіноча прикраса. Atrodo, kad tai Černiachovskio moteriškas papuošalas, jam 2000 metų, tai kazokų auskaras, iškasiau miške. Buvo daug įvairių spalvų signalų ir vienas iš įvairiaspalvių sidabrinis, tai buvo kazokų auskaras. Була ось ця козацька сережка. Rusofašistams įsiveržus į Ukrainą, Vitalijus vėl užsivilko kario uniformą. Українська. Atskriejo ukrainiečių artilerija ir trupučiuką keli rusai sudegė. Nėra čia ką jums veikti mūsų gimtojoje Ukrainoje. На нашій рідній ненці Україні. Jeigu anksčiau jis medžiojo vertingas monetas, dabargi medžioja maskolius įsiveržėlius čia pat, mūšio lauke. На, хорош, прийшов. Va čia tai gerai, jis pateko tiesiai po šonu ir va Maskolis filmuoja savo liepsnojantį BMP. Tik pažiūrėkit. Vitalijus nutarė, karas ne priežastis nutraukti filmavimus ir uždaryti savo YouTube kanalą. Priešingai, jis mano, kad čia jam atsivėrė naujos galimybės.
мої підписниці. Mano sekėjos ir mano seserys Tatjana bei Liuda padovanojo man štai tokią filmavimo kamerą. Štai kaip jie atrodo, ji visada su manimi, galiu ją įsitraukti ir greitai nufotografuoti, nes kartais į kokią nors vietą nueini tik vieną kartą. Jei yra kokia nors sugedusi priešų įranga, gal sudegusi amunicija ar dar kas nors, suprantu, kad turiu vieną kadrą. Čia ir dabar. Greitai nušaunu, įsidedu jį atgal į rankinę ir bėgu tolyn. І побіг собі далі. Vyras savo vaizdo įrašuose rodo, kas iš tikrųjų vyksta kare, koks tas karas iš arti. Росіяни, хто мене бачить? Rusai, kas mane matot, žiūrėkit, čia va keliauja jūsų pinigai, čia jūsų ligoninės, darželiai, štai kur viskas yra. Dabar visa tai yra Ukrainoje. Tai mus naikina ir padaro jūsų skurdesnius. Tai ar verta vykti į Ukrainą? В Україні. Як ви думаєте, хто тут живе? Правильно? Kaip manote, kas čia gyveno? Teisingai, kiaulės, maskoliai, pažiūrėkite, ką jie padarė mūsų gamtai. Зробили з нашою природою. Filmukų autorius ypatingą dėmesį skiria pasakojimams, mitų griovimui, atsakymams į svarbiausius klausimus ir skatinimui, prašydamas vyrus mobilizuotis. Ось це є правда. Правда, яку ви... Tai tiesa, kuri jums, mano draugai, nepatinka. Kariuomenę reikia papildyti, nes per 2,5 karo metų kariuomenė jau išsekusi. Ir aš sutinku toliau kovoti, bet prašau duokite mums pastiprinimą. Tik iš kur gauti pastiprinimą? Jie visi mano, kad kariauti turi kažkas kitas, o ne jis. Але не він. Vadovybė neprieštarauja Vitalijaus pomėgiui kurti filmukus. Tiesa, internete jo daug kas ir nemėgsta, tačiau 100 kartų daugiau yra teigiamų atsiliepimų. Jo kanalas turi beveik 40 000 sekėjų. Dabar Vitalijus savo vaizdo įrašuose demonstruoja Volčansko gynybą. Їхня стратегія така, що ми... Jų strategija tokia. Mes sulyginame miestą su žeme ir Ukrainos ginkluotosios pajėgos atsitrauks. Kartais jiems pavyksta ir mes turime atsitraukti. Ten yra namas ar du. Ir kartais vaikinai sako, gerai, yra duobė. Ir surenksime gynybą joje. Ну, добре. Kad šis siaubas matomas trumpuose įrašuose YouTube kanale nepriartėtų prie jo gimtojo Kirovogrado srities, Vitalijus atiduoda visas jėgas kare. O namie jo laukia mažylis sūnus ir žmona. Artimieji priversti savo didvyriais džiaugtis tik iš kompiuterio ekranų. Ви п'єте чайок? Jūs gerite arbatą. Vaikinai ir aš dirbame. Vėliau išgersime savo arbatos.